Sveiki vaikai, šiandienos tema dauginame. Aišku, mes jau žinome, kas tai yra, mes jau tikrai mokame dauginti skaičius, bet šiandien bus dauginame įvairius skaičius, įvairių ženklų skaičius, tai yra teigiamus ir neigiamus skaičius. Tai pirmiausia, ką mes žinome, jeigu aš 2 padauginsiu iš 3, tai yra 6. Tai yra daugybė, viskas, visi šitą žino. Gerai, bet kas atsitinka, jeigu aš gaunu neigiamą skaičių ir bandau -2 padauginti iš 3. Dabar aš turiu matyti tuos 2 skaičius su ženklais. Čia aš nekreipiau niekada dėmesio, bet aš kaip ir supratau ir žinojau, kad abu šitie skaičiukai buvo teigiami. Abu skaičiai buvo su pliusu. +2 ir +3. Daugindamas aš gaudavau 6. Irgi su pliuso ženklu. Ženklai buvo vienodi. Atsakymas buvo plius. Dabar ženklai skiriasi. Aš dauginu -2 iš +3 ir mano atsakymas bus -6. Kodėl taip yra? Todėl, kad kai aš neigiamą skaičių dauginu iš teigiamo skaičiaus, aš visada gaunu neigiamą atsakymą. Taip pat, jeigu aš parašyčiau 4 kart -2, jeigu aš pakeiščiau vietomis, nuo to atsakymas nepasikeistų. Vis tiek čia būtų teigiamas skaičiukas, dauginamas iš neigiamo ir aš gaunu neigiamą atsakymą. Taip, gali klausimą. Jeigu yra neigiamas skaičius dauginamas iš neigiamo skaičiaus, tai irgi gaunasi neigiamas? Ne, tai aš dar iki tol neatėjau iki to, bet norėjau toliau kalbėti apie tai. Tai dabar kas... Šiuo atveju buvo 2 vienodi ženklai, gavom pliusą. Dabar 2 skirtingi ženklai, gavom minusą. 2 skirtingi ženklai, gavom minusą. Ir galiausiai paskutinis, jeigu aš -3 dauginčiau iš -4, aš vėl gaučiau teigiamą atsakymą, +12. Taigi, kai 2 vienodi ženklai, šiuo atveju 2 vienodi ir šiuo atveju 2 vienodi, mes gaunam teigiamą atsakymą. Kai ženklai skiriasi daugyboje, tai mes visada gaunam neigiamą. Mes netgi tokią lentelę parašome. Plius kart plius lygu plius, minus kart minus lygu minus, toliau minus kart plius lygu, va čia plius, ir plius kart minus lygu minus. Va taip. Plius kart plius plius, minus kart minus plius, minus kart plius minus ir plius kart minus minus. Perrašom šitą lentelę, jinai jums tikrai prireiks, jūs turėsite ją visam gyvenimui prisiminti. Po to. Tai gerai, dar kartą apibendrinant, labai gerai. Dar kartą apibendrinant, jeigu dauginam vienodus ženklus, gaunam visada pliusą. Jeigu dauginam skirtingus ženklus, visada minusą gaunam. Tu pagal temą nori paklausti? Ne. Tai dar vienas dalykas, kuris svarbus atliekant užduotis iš šitos temos. Kokius 2 skaičius sudauginus, aš visada gaunu vienetą. Kokius 2 skaičius sudauginus, aš visada gaunu vienetą. Atvirkštinius. Vienas kitam atvirkštinius skaičius sudauginęs, aš visada gausiu vienetą. Pasižiūrim, kaip tai vyksta. Jeigu aš turiu 3 ir padauginsiu iš jam atvirkštinio, iš 1/3, nes aš 3 apvirčiau aukštinkojom, gavau 1/3, aš visada gausiu 1. Dabar jeigu turiu neigiamą skaičių, tarkim, -2/3. Ir aš noriu padauginti iš jam atvirkštinio. Irgi bus -3/2 ir atsakymas 1. Dabar su sveikuoju skaičiu. Jeigu aš turiu -7 ir noriu padauginti jį iš atvirkštinio skaičiaus, jam atvirkštinio, iš -1/7, aš gausiu vėl vienetą. Negausiu minus vienetą, visada gausiu vienetą. Jeigu skaičių dauginu iš jam atvirkštinio, visada gaunu tik vienetą. Gerai, klausimas. O jeigu tu daugini 12 kart 0? Iš 0 visada 0. Tai
Ar minus 12, ar 12 dauginsi iš 0, visada 0. Kas dauginama iš 0? Ne, nebūtina. Minus 0 nebūtina. Gali parašyti, nebus klaida, bet lygiai taip pat kaip tu prie 0 pliusą, jeigu parašysi, irgi nebus klaida. Bet mes žinom, kad 0 jis neturi nei teigiamo, nei neigiamos reikšmės, jisai tiesiog yra 0. Yra klausimų dar? Ne? Ar turi dar klausimų iš šitos temos? Gerai, taip. O jeigu būtų, pavyzdžiui, tarkim, 2 teigiami per 2 ir skliaustas dar sudauginti neigiamą. Tu turi omeny va taip, tarkim, 3 kart 4 ir kart minus 2, a ne? Va taip. Tai mes turime visus 3 skaičiukus pažiūrėti, kokie rezultatai bus sudauginus iš eilės. Tai žiūrėk, jeigu aš 3 su 4 sudauginsiu, kokį ženklą gausiu? Pliusą. Gerai. O dabar, vat, likusi pliusą, dabar dauginu su minusu. Koks manęs laukia rezultatas pabaigoje? Minusas, teisingai. Tai reiškia, kiekvieną skaičiuką, kiekvieną daugybą reikia pasižiūrėti atskirai, koks ženklas bus rezultate. Gerai, pasižiūrim dar vieną variantą. Minus 2 dauginu iš minus 3 ir dauginu iš minus 1. Ką aš gaunu? Kokį rezultatą? Pliusinį ar minusinį? Kokį? Tai neskubam, pradedam nuo pradžių. Tai va šitas minusas su šito sudauginus, ką aš gausiu? Aš gausiu plius. Gerai, čia gavau pliusą ir 6 jau, kaip pasakėte. O dabar plius 6 dauginu iš minus 1, kiek gaunu? Minus 6. Tai reiškia atsakymas minus 6. Man reikia kiekvieną daugybą atskirai įvertinti, koks bus ženklas. Tik tada aš galėsiu tiksliai žinoti, koks galiausiai atsakymas. Gerai, ar dar yra klausimų? Viskas, ačiū tada.